Šiame filmuke naudojami asmens duomenys yra nuasmeninti ir naudojami tik mokymų tikslais. Naršyklėje įveskite adresą www.rinkėjopuslapis.lt. Paspauskite mygtuką Prisijungti. Informaciją, kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis, galite rasti kitame filmuke VRK interneto svetainės skiltyje Mokomoji medžiaga. Perskaitykite asmens duomenų tvarkymo formą ir jeigu sutinkate, paspauskite mygtuką Sutinku. Paspauskite skiltį Paslaugos. Pasirinkite skiltį Įregistruotis save keliančių kandidatų į Respublikos prezidentus. Pasirinkite rinkimus, kuriuose dalyvausite. Jeigu norite įgalioti kitą asmenį pildyti dokumentus, paspauskite varnelę. Įveskite įgalioto asmens duomenis ir paspauskite mygtuką Pateikti prašymą. Jeigu dokumentus pildysite patys, paspauskite mygtuką Pateikti prašymą. Pranešimas žaliame fone rodo, kad jums suteiktos teisės pildyti dokumentus. Atsijunkite ir prisijunkite iš naujo. Prisijungus iš naujo matysite, kad jūsų statusas išrinkėjas pasikeitė į save iškėlęs kandidatas. Paspauskite skiltį Paslaugos. Pasirinkite skiltį Elektroninių dokumentų pateikimas. Paspauskite Elektroniniai dokumentai. Iš sąrašo pasirinkite rinkimus. Ir paspauskite ant jūsų vardu suformuoto dokumentų paketo. Atsivėrusiame lange matysite, kokius dokumentus jums reikės pateikti. Norėdami pradėti pildyti dokumentus, turėtumėte paspausti mygtuką Pildyti. Norėdami peržiūrėti pateiktus dokumentus, spauskite mygtuką Peržiūrėti. O norėdami pateikti dokumentus, turėsite paspausti mygtuką Pateikti. Pradėkite pildyti dokumentus paspaudę mygtuką Pildyti. Pirmiausia atveriamas antrasis žingsnis – duomenų gavimas ir tvarkymas. Norėdami greičiau gauti duomenis iš viešųjų registrų, pirmiausia turėtumėte paspausti Sutikimo varnelę. Šiame filmuke dokumentus pradėsime pildyti nuo pirmojo žingsnio. Pirmame žingsnyje turėtumėte paspausti varnelę, kad patvirtinate pareiškimą. Paspauskite mygtuką Toliau. Antrajame žingsnyje paspauskite varnelę, kad sutinkate gauti duomenis iš nurodytų institucijų registrų ir paspauskite mygtuką Toliau. Trečiame žingsnyje suteikite įgaliojimą savo atstovui rinkimams įvesdami jo duomenis. Paspauskite mygtuką Toliau. Ketvirtame žingsnyje nurodykite savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu formoje suformuoti duomenys pagal gyventojų registrą skiriasi, galite paspausti varnelę, kad norite nurodyti kitą adresą. Formoje jums reikės užpildyti laukus ir paspausti patvirtinimą. Jeigu jūsų nurodytas adresas yra teisingas, tiesiog patvirtinkite įrašą. Paspauskite mygtuką Toliau. Penktame žingsnyje nurodykite savo kontaktinius duomenis. Paspauskite mygtuką Toliau. Šeštame žingsnyje nurodykite einamas pareigas. Taip pat nurodykite esamas ir buvusias narystės politinėse organizacijose bei narystės laikotarpius. Jeigu nesate ir nebuvote politinių organizacijų narių, patvirtinkite šį faktą paspausdami varnelę.
Jeigu vis dar esate politinės organizacijos nariu, pabaigos laikotarpį nurodykite iki dabar. Paspauskite mygtuką toliau. 7 žingsnyje pasirinkite atsakymų variantus. Svarbu, bet kokios pareigos išskyrus šiuo metu einamas Respublikos prezidento pareigas yra nesuderinamos su Respublikos prezidento pareigomis. Jeigu dokumentų pildymo laikotarpiu dirbate, 10 klausimo atsakymą turėtumėte žymėti taip. Paspauskite mygtuką toliau. 8 žingsnyje taip pat atsakykite į pateiktus klausimus ir paspauskite mygtuką toliau. Devintame žingsnyje nurodykite prašomus duomenis ir paspauskite mygtuką toliau. Dešimtame žingsnyje nurodykite duomenis apie savo išsilavinimą. Paspauskite mygtuką toliau. 11 žingsnyje nurodykite informaciją apie savo darbo patirtį. Paspauskite mygtuką toliau. 12, 13, 14 ir 15 žingsniuose informaciją matysite, kai bus gauti duomenys iš atitinkamų institucijų. Kol duomenų negauta, matysite įspėjamąjį pranešimą, jog laukiama duomenų. Paspauskite mygtuką toliau. 16 žingsnyje įkelkite užstato mokėjimo pavedimo kopiją PDF formatu. Taip pat nurodykite prašomus duomenis. Paspauskite mygtuką toliau. 17 žingsnyje patvirtinkite, jog pasižadate laikytis draudimą papirkti rinkėjus. Paspauskite mygtuką toliau. 18 žingsnyje patvirtinkite įsipareigojimą ir paspauskite mygtuką toliau. 19 žingsnyje įkelkite kandidato programą nurodytų formatu. Paspauskite mygtuką toliau. 20 žingsnyje įkelkite savo nuotrauką atitinkančią nurodytus reikalavimus. Lange savo nuotrauką galite apkarpyti.
Rinkitės kirpimo formatą 3/4 ir paspauskite mygtuką Išsaugoti. Paspauskite mygtuką Baigti pildymą. Baigus pildyti dokumentus, visa informacija bus rodoma peržiūros režimu. Galite iš karto paspausti mygtuką Klaidų tikrinimas arba jį paspauskite peržiūrėję dokumentus. Kiekvieno žingsnio pabaigoje galėsite paspausti mygtuką Redaguoti, jeigu norėsite pakeisti ar papildyti nurodytą informaciją. Paspauskite mygtuką Trūkumų tikrinimas. Jeigu trūkumų nenustatyta, paspauskite mygtuką Grįžti. Pateikti dokumentus galėsite, kai visi duomenys iš kitų institucijų registrų bus gauti. Pateikdami dokumentus be nurodytų duomenų, turite patvirtinti, jog sutinkate pateikti nepilnus dokumentus, kuriuose gali būti trūkumų. Pateikus dokumentus, lange matysite jūsų pateikto dokumentų paketo statusą. Sveikiname sėkmingai pateikus dokumentus.